Prieš atsirandant elektrai ir kompiuteriams jau buvo mašinų, kurios galėjo judėti pačios. Jos nenaudojo baterijų ar elektroninių programų. Vietoj to jos veikia naudodamos virves, svorius, krumpliaračius, vandenį, orą ir garus. Vienas aiškiausių to pavyzdžių yra iš senovės Aleksandrijos. Čia gyveno Aleksandrijos Heronas, matematikas ir inžinierius gyvenęs piršomo amžiuje. Jis kūrė ir rašė apie įvairias automatinės mašinas. Tarp jų buvo šventyklos duris, kurios atsidarydavo pačios, taip pat įrenginys, kuris išduodavo šventą vandenį įmetus monetą ir mechaniniai pasirodymai, kurie judėdavo patys. Tačiau vienas iš jo sumaniausių išradimų buvo mažas ratinis vežimėlis. Jo nevairavo žmogus. Prieš paleidžiant virvę viduje buvo tinkamai sutvarkoma, kad vežimėlis judėtų pasirinkta kryptimi. Viduje taip pat buvo pakabintas sunkus daiktas. Kai jis pamažu leidžiasi žemyn, jis traukia virvę. Virvė suka ratus. Kai virvė ant dviejų ratų susukta skirtingai, vežimėlis pasuka. Kai abu ratai sukasi vienodai, jis važiuoja tiesiai. Tai reiškia, kad galima iš anksto nustatyti, kada jis važiuos tiesiai, pasuks ar sustos, tarsi paprasta programa. Tačiau vietoj kompiuterinio kodo komandas duoda virvės ir besisukančios dalis. Tokia sistema buvo panaudota judančiame miniatiūrinėme teatre. Visa scena juda, o figūros juda pačios ir prieš žiūrovus pasakoja istoriją. Heronas turi ir kitų įrenginių panašių į šiuolaikinius prekybos automatus. Kai žmogus įmeta monetą, ji nukrenta į mažą talpą prijungtą prie svirties. Dėl monetos svorio vožtuvas trumpam atsidaro ir išleidžia reikiamą kiekį šventinto vandens. Kai moneta iškrenta iš talpos, vožtuvas automatiškai užsidaro. Mechanizmas paprastas, tačiau pagrindinė idėja tokia pati kaip prekybos automato. Dabar sumokėkite ir automatas pats išduos produktą kitoje pusėje. Dar prieš gimstant Aleksandrijos Heronui, Kinijoje jau egzistavo sena istorija apie žmogų, kuris sukūrė kažką susijusiu su mechaninėmis dalimis. Tai galima rasti senovinėme daoistų tekste, vadinamame Liedzi. Pasakojime amatininkas Yan Shi pademonstravo karaliui Zhou Mu natūralaus dydžio mechaninę figūrą. Jie atrodė kaip tikras žmogus, galėjo vaikščioti, judinti galvą, dainuoti ir šokti. Kai figūra pasielgė taip, kad supykdė karalių, Yan Shi ją atidarė. Viduje buvo matomos medinės dalys, oda, klijai ir lakas. Tačiau neturėtume iš karto sakyti, kad tai tikras robotas. Liedzi yra filosofinis tekstas, kuriame susipina pasakojimai, pamokos ir sunkiai įrodomi įvykiai. Taip pat nėra tiksliai žinoma, kada tiksliai buvo parašyta visa knyga. Yra mokslininkų, kurie mano, kad šiame tekste yra senų dalių, tačiau versija, kuri pasiekė mus, galėjo būti redaguota arba sujungta vėlesniais laikais. Taip pat neišliko jokių mašinų, brėžinių ar aiškių instrukcijų, kaip buvo pagamintas mechaninis žmogus, kurį sukūrė Yan Shi. Todėl teisingiau būtų tai laikyti senovinė istorija apie automatą, o ne patvirtintų archeologinių atradimų. Tačiau vis tiek tai labai įspūdinga. Nepaisant to, įmanoma, kad ši istorija kilo iš paprastesnės lėlės ar mechaninės figūros, kuri galėjo atlikti tik ribotus judesius. Senovės kinų amatininkai jau mokėjo gaminti arbaleto mechanizmus, spynas, vandens laikrodžius ir kitus įrenginius su judančiomis dalimis. Todėl nėra neįmanoma, kad jie sukūrė figūrą, kurią galima judinti paslėptu svertu ar virve. Tačiau nėra pakankamai įrodymų, kad jie sukūrė robotą, kuris beveik visiškai panašus į tikrą žmogų. Nors Yan Shi istorija laikoma tik legenda, ji vis tiek turi svarbią reikšmę. Tūkstančius metų atgal žmonės jau svarstė, ar įmanoma sukurti kažką, kas galėtų judėti ir elgtis tarsi gyva. O Aleksandrijoje tai jau nebebuvo tik pasakojimas. Herono projektai parodė, kad žmogus gali suteikti mašinai iš anksto nustatytus judesius, net ir be elektros, variklio ar kompiuterio. Iš tikrųjų, Aleksandrijos Heronas sukūrė ne tik paprastą transporto priemonę. Jis taip pat sukūrė automatinį teatrą, kuris galėjo parodyti visą sceną be žmogaus įsikišimo. Mažos scenoje juda figūros. Durys atsidaro, o scenos automatiškai keičiasi viena po kitos. Viskas veikia naudodamas svorius, virves, skriemulius, ašis ir besisukančias dalis. Kai sistema paleidžiama, ji tiesiog rodo paruoštą pasirodymą. Tai nėra tikras robotas, kuris mąsto. Jis tiesiog seka judesius, kuriuos kūrėjas iš anksto suplanavo prieš prasidedant pasirodymui. Tačiau ši idėja yra svarbi. Tarsi virvės išdėstyme būtų užrašytos mašinos komandos. Kai pakeičiama, kaip ji susukta, pasikeičia ir kiekvienos dalies judesys bei laikas.
Žiūrovo akivaizdoje pasirodymas gali atrodyti kaip magija, tačiau užkulisiuose viską valdo fizika ir kruopštus projektavimas. Hero taip pat naudojo šilumą ir orą, kad didelės šventyklos durys atsidarytų pačios. Kai uždegama ugnis ant altoriaus, paslėptoje talpykloje oras įkaista ir išsiplečia. Tai stumia vandenį į pakabintą indą. Kai indas pasunkėja, jis traukia prie durų pritvirtintas virves. Dėl to durys pamažu atsidaro. Tai ugnis užgesinama, oras atvėsta, vanduo grįžta į ankstesnę talpyklą ir durys savaime užsidaro. Žmonėms, kurie nemato mechanizmo, atrodo, kad pati ugnis valdo duris. Hero taip pat sukūrė ajolipilę. Tai yra apvalus indas, kuris sukasi, kai garai išeina per du išlenktus vamzdžius. Jis nebuvo naudojamas gamyklai ar transporto priemoniai varyti. Tai buvo tik demonstracija, kaip garai gali sukelti sukimąsi. Tai parodė, kad senovės inžinieriai jau žinojo garų galią. Tačiau tuo metu dar nebuvo nei medžiagų, nei fabrikų, nei poreikio, kuris paskatintų sukurti modernų garo variklį. Po daugelio amžių automatinės mašinos dar labiau patobulėjo Bagdade. 9 amžiuje gyveno broliai Muhammadas, Ahmadas ir Al-Hasanas. Jie labiau žinomi kaip Banu Musa. Visi jie studijavo matematiką, astronomiją ir inžineriją. Jie taip pat buvo dalis laikotarpio, kai Bagdadas tapo svarbiu mokslo centru. Jie parašė Kitab al-Hiyal arba išradingų įrenginių knygą. Čia aprašyta apie 100 mechaninių įrenginių. Daugelis jų konstrukcijų naudoja vandenį, orą, vožtuvus ir plūdurus. Yra indų, kurie automatiškai išpila reikiamą gėrimo kiekį. Taip pat yra fontanų, kurie keičia dozatoriaus formą. Yra lempų, kurios automatiškai papildo aliejų, kai dega. Paprastame inde vanduo teka toliau, kai jį atidarai. Tačiau Banu Musa sukurtose konstrukcijose viduje yra vožtuvai, kurie automatiškai atsidaro arba užsidaro priklausomai nuo vandens lygio ir svorio. Tai tarsi paprasta automatinė valdymo sistema. Kai vanduo pasiekia tam tikrą lygį, dalis mechanizmo pajuda ir uždaro praėjimą. Kai vandens lygis nukrenta, praėjimas vėl atsidaro. Čia nėra jokio kompiuterio, kuris stebėtų sistemą. Pats vanduo judina visą sistemą. Yra ir senų tyrimų, kurie sieja Banu Musa su automatiniu fleitos įrenginiu. Oras sukuria garsą, o besisukanti dalis nustato, kuri anga bus atidaryta ir kada jis skambės. Pakeitus išsikišančių dalių išdėstymą besisukančiame cilindre galima pakeisti natų seką. Tačiau to nereikėtų apibūdinti kaip šiuolaikinio humanoidinio roboto, grojančio scenoje. Tai aiškesnis automatinio muzikinio instrumento, naudojančio mechaninį valdymą pavyzdys. Bagdadas tuo metu buvo labai svarbus. Čia buvo tiriamos ir įtraukiamos daugelio senųjų žinių iš Graikijos, Persijos, Indijos ir kitų vietų. Jie ne tik kopijavo senas idėjas, jie taip pat jas papildė ir patobulino. Atėjus 12 ir 13 amžiui, kitas inžinierius sukūrė dar detalesnės automatinės mašinas. Tai buvo Ismailas Al-Džazaris. Jis dirbo Artukidų valdovų dvare Diyarbakire, kuris dabar yra pietryčių Turkijos dalis. 1206 metais jis baigė rašyti knygą apie mechaninių įrenginių gamybą. Jis ne tik aprašė, ką daro kiekviena mašina, jis taip pat pateikė aiškius brėžinius ir paaiškinimus, kaip veikia jos dalys. Vienas iš jo garsiausių projektų buvo valtis su automatiniais muzikantais. Buvo figūrėlės, kurios sėdėjo valtyje ir apsimetė, kad groja. Kai vanduo tekėjo per sistemą, jų rankos judėjo ir instrumentai skambėjo. Būgno ritmą kontroliuoja maži kaiščiai pritvirtinti prie besisukančio cilindro. Tai kaištis paliečia svirtį, būgnininko ranka juda ir muša būgną. Tai pakeičiama kaiščių padėtis, keičiasi ritmas. Tai tarsi ankstyvoji būgnų mašina. Skirtumas tas, kad čia naudojamas medis ir vanduo. Ir naudojamos mechaninės dalys, o ne elektronika. Taip pat nėra aišku, ar valtis juda pati savaime, be niekieno stumimo ar valdymo. Kas tikrai pavaizduota brėžinyje, tai automatinis muzikantų pasirodymas, kol jie yra valtyje. Al-Džazaris taip pat sukūrė automatinius įrenginius rankoms plauti. Viename brėžinyje yra figūra, kuri pila vandenį. Panaudojus vandenį, kita dalis pateikia muilą ir rankšluostį tinkama tvarka. Jis taip pat sukūrė didelius vandens laikrodžius su figūromis, paukščiais, garsais ir įvairiais judesiais, kai bėga laikas. Vienas žymiausių yra dramblio laikrodis. Jame yra didelė dramblio figūra.
Ant jo yra žmonių, drakonų, paukščių ir kitų mechaninių figūrų. Viduje yra indas, kuris pamažu grimsta į vandenį. Jo judesys pradeda kitą viso laikrodžio veiksmą. Kai praeina nustatytas laikas, figūros juda ir pasigirsta garsas. Po to sistema grįžta į pradžią, kad vėl pradėtų veikti. Ne todėl, kad šie įrenginiai turi protą. Tikrasis meistriškumas slypi kūrėjuje. Jis turi tiksliai suplanuoti laiką, svorį, vandens jėgą, skylės dydį ir kiekvienos dalies judėjimą. Jei viena iš matavimų bus neteisinga, vanduo gali tekėti per greitai, garsas vėluos arba figūra nepajudės. Todėl Nahiro, Banu Musas ir Al Jazari automatiniai įrenginiai nebuvo tik žaislai turtingiesiems. Jie parodė, kad sudėtingą užduotį galima suskaidyti į mažus nurodymus. Pirmiausia, pajudės vožtuvas. Tada pasisuks ratas, virvė bus traukiama vėl ir galiausiai pajudės figūra. Tai taip pat yra pagrindinė šiandieninės automatizacijos idėja. Tvarkinga komandų seka, kurią atlieka mašina, nereikalaujant stebėti kiekvieno judesio. Al Jazari turėjo dar vieną svarbų konstrukcinį sprendimą, kuris vis dar naudojamas daugelėje mašinų šiandien. Tai yra alkūninis velenas ir švaistiklis. Jis paverčia nuolatinį sukimąsi į pirmyn atgal judesį. Pavyzdžiui, kai sukasi ratas, jis gali stumti ir traukti stūmoklį. Al Jazari naudojo tokią sistemą vandens siurbliui 13 amžiaus pradžioje. Tas pats principas vis dar naudojamas siurbliuose ir transporto priemonėse su stūmokliniais varikliais. Tačiau tai nereiškia, kad jis yra vienintelis visų šiuolaikinių variklių šaltinis. Daugybė inžinierių vėliau dar papildė ir patobulino šį dizainą. Praėjus daugiau nei 500 metų, prancūzų inžinierius sukūrė automatinės figūras, kurios beveik judėjo kaip gyvos. Tai buvo Žakas de Vaucansonas. 1738 metais jis Paryžiuje pristatė natūralaus dydžio fleitininką. Viduje nebuvo paslėpta muzikos dėžutė. Figūra iš tikrųjų praleisdavo orą per fleitą, o mechaninės pirštai uždengdavo skirtingas skylutes. Viduje buvo dumplės, kurios veikė kaip plaučiai. Jos valdė, kokiu stiprumu oras išeis iš figūros burnos. Jos pirštai juda pagal iš anksto nustatytą modelį. Dėl to ji gali groti 12 skirtingų melodijų. Tai taip pat buvo ištirta Prancūzijos mokslo akademijos. Jie nustatė, kad pati fleita skleidžia garsą, o ne koks nors instrumentas paslėptas kūno viduje. Vaucansonas taip pat sukūrė dar vieną muzikantą grojantį dūdelę ir būgnu, tačiau garsiausias jo kūrinys nebuvo žmogus, tai buvo mechaninė antis. Ji buvo pagaminta iš metalo ir galėjo judinti kaklą, sparnus, snapą ir kojas. Ji gėrė, lėsė grūdus ir skleidė garsus kaip tikra antis. Labiausiai stebino tai, kad po valgymo ji išleisdavo kažką panašaus į išmatas. Dėl to daugelis žiūrovų patikėjo, kad antis tikrai suvirškina prarytą maistą. Tačiau tai buvo dar vienas triukas. Suvalgyti grūdai patekdavo į atskirą talpą, o tai, kas išeidavo iš užpakalio, jau būdavo paruošta iš anksto. Tai buvo padaryta dar prieš prasidedant demonstracijai. Taigi tikras virškinimas ančiai nevyksta. Tiesiog labai gerai paslėpti du skirtingi indėliai. Tai nesumenkina kūrėjo meistriškumo. Vis tiek labai sunku vienu metu judinti kaklą, snapą, sparnus, kojas ir kitas dalis, kad metalinis gyvūnas atrodytų gyvas. Tai taip pat parodo, ką tuo metu norėjo sužinoti inžinieriai. Kiek daug gyvo padaro judesių gali atkartoti mašina. Vėliau originalioji antis buvo sugadintas ir dingo. Liko tik seni brėžiniai, aprašymai ir pagal įrašus sukurti šio ančio modeliai. Vaucansono darbas nesibaigė tik pramogomis. Jam buvo pavesta padėti Prancūzijos šilko pramoniai. Jis sukūrė būdą, kaip labiau automatizuoti audinių audimą. Jis sukūrė stakles, kurios naudojo skylėtą dalį, kad kontroliuotų, kuris siūlas judės. Jo visas dizainas tuo metu nebuvo sėkmingas, tačiau kai kurios jo idėjos vėliau buvo patobulintos žakardo staklėse. Žakardo staklėse skylės. Kortelėje nerodo, kuris siūlas bus pakeltas. Kai keičiasi skylių raštas, keičiasi ir audinio dizainas. Tai tarsi instrukcija, parašyta skylutėmis. Ši sistema tapo svarbi kompiuterių istorijoje, nes parodė, kad instrukcijas galima įrašyti į fizinį objektą ir leisti mašinai jas perskaityti. Tačiau neteisinga sakyti, kad Vaucansonas buvo pirmasis kompiuterio kūrėjas. Jo tekstilės darbai buvo tik vienas iš žingsnių vedusių prie pažangesnių programuojamų mašinų.
Olvo Kansonas Prancūzijoje kūrė automatinius gyvūnus, Šveicarijos laikrodininkų šeima ruošė dar sudėtingesnę figūrą. Tai buvo Žako Žakedro šeima. 1770-aisiais Pieras Žakas Žakedro su savo sūnumi Henri Louis ir jų bendradarbiu Žanu Frederiku Lešotu sukūrė 3 garsiuosius automatus. Yra muzikantas, yra menininkas, kuris piešia ir yra vaikas, kuris rašo. Žymiausias iš jų yra rašytojas. Tai yra sėdinčio prie stalo berniuko figūra. Jis laiko rašiklį, o priešais jį yra popierius. Kai automatas įjungiamas, jis prikiša rašiklį prie rašalo, nubraukia perteklinį rašalą ir pradeda rašyti. Jo ranka juda lėtai. Jo akis ir galva taip pat seka rašiklio galą. Jis gali nukopijuoti ne tik vieną užrašytą žodį. Viduje yra sistema, kurią galima sureguliuoti, tad būtų galima pasirinkti raides. Dėl to galima sukurti žinutę, kuri siekia iki 40 simbolių. Jo viduje yra 1000 mažų dalių. Yra kumšteliai, kurios kontroliuoja kiekvieną rankos judesį. Aukštyn, žemyn, kairien, dešinien ir kaip stipriai rašiklis bus prispaustas prie popieriaus. Kadangi raidžių pasirinkimas ir rankos judesiai yra atskiri, tai galima laikyti ankstyvų programuojamų rašymo aparatu. Jis nesupranta. Jis irgi nesprendžia, kokius žodžius rašo. Jis tiesiog tiksliai atlieka kūrėjo įdėtas instrukcijas. Rašytojas ir dar 2 Žakedro. Automatai vis dar yra Nešatelio, Šveicarijos meno ir istorijos muziejuje. Jie yra saugomi kaip svarbus 18 amžiaus inžinerijos pavyzdžiai. Iš išorės jie atrodo tik kaip turtingų žmonių žaislai. Tačiau viduje jie atskleidžia idėją, kuri svarbi iki šiol. Rašymą, grojimą ir piešimą galima suskaidyti į daugybę tikslių judesių. Ir tada galima priversti mašiną atlikti tuos judesius. Rašytojas yra dar sudėtingesnis nei atrodo iš išorės. Kai rašiklis pasiekia eilutės pabaigą, ranka automatiškai grįžta į pradžią. Kai reikia naujo rašalo, jis vėl panardina rašiklį į rašalą. Raidės taip pat neatrodo kaip atspausdintos spausdintuvu. Kiekviena raidė turi storą ir ploną liniją. Atrodo, lyg tikrai būtų rašyta ranka. Jo viduje yra 1000 mažų detalių. Kiekvienas rankos, galvos ir akių judesys yra valdomas atskirų dalių. Dar įspūdingiau, kad galima pakeisti žinutę, kurią jis rašo. Viduje yra besisukanti sistema, kuri nustato, kurią raidę rašyti ir kokia turi būti teisinga seka. Jis gali parašyti žinutę iki 40 simbolių. Jis nesupranta žodžių reikšmės, tačiau jam galima duoti naują instrukciją, nepakeičiant viso mechanizmo. Štai kodėl rašytojas laikomas vienu iš pirmųjų programuojamų automatų. Kartu su juo muziejuje yra dar 2 figūros, kurias sukūrė Pieras Žakedro, Henri Louis Žakas Žakedro ir Žanas Frederik Lešo tarp 1768 ir 1774 metų. Pirmoji – piešėjas. Tai taip pat vaiko figūra, tačiau ji laiko pieštuką. Ji gali nupiešti 4 skirtingus piešinius. Tarp jų yra šuns atvaizdas, karališkasis portretas ir Kupido scena, kai jis važiuoja maža karieta. Piešdamas jis kartais sustoja ir papučia į popierių, tarsi nuvalytų dulkes nuo pieštuko. Antrasis yra muzikantas. Tai moters svajūra, moteris sėdi priešais mažą vargonėlį. Ji ne tik apsimeta grojanti. Ji iš tikrųjų spaudžia pirštais klavišus, kad išgautų garsą. Ji gali groti 5 melodijas. Judina ir galvą ir akis sekdama savo rankas. Krūtinė taip pat šiek tiek pakyla, kad atrodytų, jog kvėpuoja. Po dainos ji nusilenkia prieš žiūrovus. Šie maži judesiai buvo padaryti tam, kad figūros neatrodytų kaip sustingusios statulos. Neužtenka, kad judėtų tik ranka. Taip pat reikia, kad tinkamu metu judėtų akys, galva, krūtinė ir kūnas, kad figūra atrodytų gyva. Kai buvo kuriami 3 automatai, jie dar nebuvo muziejaus eksponatai. Žakedro šeima juos naudojo parodyti turtingiems klientams ir karališkajam dvarui, kokie puikūs yra jų laikrodžių ir kitų mechaninių objektų gamybos įgūdžiai. Jų gaminiai buvo vežiojami po įvairias Europos dalis. Jų verslas taip pat pasiekė didelės Azijos rinkas, įskaitant Kinijos imperatoriškąjį dvarą. Jų pardavimo būdas buvo sumanus. Vietoj to, kad tiesiog sakytų, jog jie puikiai gamina laikrodžius, jie parodė vaiką, kuris rašo, vaiką, kuris piešia ir moterį, kuri groja. Kai karalius ar turtingas verslininkas tai pamato, jis iškart pagalvoja, kad jei jie gali pagaminti tokią sudėtingą figūrą, jie taip pat gali pagaminti ir labai gražų laikrodį.
Todėl automatai nėra tik pasirodymas, jie taip pat yra tarsi judanti jų talento reklama. 3 figūros pasiekė naujojo Pietų Nešatelio meno ir istorijos muziejų 20 amžiaus pradžioje. Jie ten išliko kaip vienos svarbiausių automatinių figūrų sukurtų 18 amžiuje. Tačiau tai nereiškia, kad jos visada yra įjungiamos. Jų dalys yra senos ir trapios. Jas turi prižiūrėti ir taisyti specialistai, kad jos visiškai nesugestų. Šiuo metu rašytojas vis dar yra eksponuojamas, tačiau laikinai neveikia dėl techninės problemos. Tuo tarpu suplanuotos braižytojo ir muzikanto demonstracijos vyksta toliau. Šie 3 yra svarbus, nes aiškiai parodo skirtumą tarp automatinio judėjimo ir tikrojo intelekto. Jie gali rašyti, piešti ir groti, bet negali priimti savarankiškų sprendimų. Rašytojas negali pasirinkti, ką nori pasakyti. Dailininkas negali sugalvoti naujo paveikslo. Muzikantas taip pat negali pasirinkti savo dainos. Visi jų veiksmai kyla iš instrukcijų, kurias įdėjo kūrėjas. Tai ir yra pagrindinis apribojimas. Dabar, kai yra daug automatinių sistemų, įrenginys gali būti labai greitas ir labai geras, tačiau jis vis tiek priklauso nuo žmogaus sukurto dizaino, duomenų ir nurodymų. Todėl neteisinga sakyti, kad kiekvienas senovinis automatas yra tiesioginis šiuolaikinio roboto protėvis. Jų technologijos skiriasi ir jie neturi elektronikos, jutiklių ar dirbtinio intelekto. Tačiau jie bando atsakyti į tą patį klausimą. Kiek daug žmogaus darbo galima suskaidyti į mažus žingsnius ir perduoti atlikti kažkam, kas neturi savo valios. Rašant, pirmiausia reikia pasirinkti raidę, pajudinti ranką, paspausti rašiklį ir pereiti prie kitos dalies. Piešiant reikia kontroliuoti kiekvienos linijos kryptį, ilgį ir storį. Grojant reikia paspausti tinkamą klavišą tiksliai reikiamų metu. Kai visi tie žingsniai yra suderinti, mechaninė figūra gali atlikti veiksmą, kurį anksčiau galėjo atlikti tik žmogus. Ten ir prasidėjo didesnė automatizacijos idėja. Nekuriant tikrai gyvą mašiną, bet supratus, kad sudėtingą užduotį galima suskaidyti, sutvarkyti ir pakartoti. Iš medžio, metalo, vandens ir laikrodžio mechanizmo žmogus pamažu išmoko, kaip įdėti instrukcijas į įrenginį. Dabar mes naudojame elektroninį kodą, tačiau iššūkis išlieka tas pats. Kaip išmokyti daiktą neturinti proto tinkamai atlikti užduotį? Štai kodėl seni automatai vis dar yra svarbus. Jie neįrodo, kad jau senovėje egzistavo pažangus robotai. Jie įrodo, kad žmonės pradėjo galvoti apie automatizavimą, programavimą ir gyvybės judesių imitavimą daug anksčiau nei manėme.